geras žaidimas gynyboje, aš manau, lėmė. Ypač trečiam kėlinukė, kada buvo padidinę iki 20 taškų, bet reikia pripažinti, kad Rytas pakaitaliojo gynybą ir gal esant vienam iš Žalgirio sąstatų aikštelėje, ta zoninė gynyba tokia pristabdė Žalgirio puolimą, sakysim, ir Rytas pradėjo vytis, bet tas spurtas tiek ir gavosi, sakysim. Krepšininkai, kurie jūs domina, kurie pateisino jūsų viltis, kuriems truputėlį trūksta, arba daug trūksta? Leiskit neatsakyti šitą klausimą. Gaila. Jūsų nuomonė, Rytas turi šansą atsitiesti, ar ne? Tai šansų visada yra, kol nesibaigia. Niekas kaip pasakyti, nesibaigia, tol kol nesibaigia. Ir mano pati asmeninė patirtis, kaip žaidėjo, sakysim, kalba taip, kur atrodo nėra šansų, bet šansų apsiverčia viskas aukštyn kojom. Taip, kad serija baigėsi tik tada, kada jinai baigėsi. Pastaruoju metu, tai ar matosi, kad Žalgirio žaidėjai šviežesni, galbūt kažkokie? Aš manau, kad tas irgi padarė įtakos. Tai nepraeina be pėdsakų. Bet yra taip, kaip yra. Ar gali finalams nelikti jėgų? Jūs paklauskit žaidėjo, bet aš tik sakau, kad tai nepraeina be pėdsakų. Kiekvienas finalinis ketvirtas, kiekvienas finalas atima tam tikrą dalį emocijų, energijų ir kaip pasakyti, tų visų dalykų. Kažkokiam tai sezono momente Žalgiris irgi buvo panašioje situacijoje.